Dabar keliauk į saulės pusę, nes visą apgaubė migla. Pačiam vidudienį tyla, nebegera, nebemiela. Keliauk, nes nuo miglos uždūsi. Anapus mėnesio naktis, neatsisuk, gali apakti. Mėnuo apglėbęs laiko naktys trokšta, bet negali degti. Kai buvo tamsoje, taip liks. Kai buvo tamsoje, taip Vėjo gūsiai. Čia mes miegame tamsoj. Ir klausom vėjo gūsių su lietum. Nusibuoja, liuliuoja. A pas mus košmaras. Audroj, pačiam epicentre. Bemiegė naktis. Orus žiūrėjom, internetas labai silpnas. Bet vienu žodžiu pasijungė, vėjo gūsių žiūrėjome. Pas Baltijos jūros epicentras yra virš salų. Saremos ir Chijumos. Nuo 2 nakties nemiegam. Dabar yra kiek jau valandų? Po 5. Po 5 jau. Ryto. Nemiegam. Gūsiai namelį judina. Ohoho. Va net juda užuolaidėlės dašytas. Jūrai būtumėm jachtoj kokioj. Kaip jachtoj kokio, jo. Vėjo gūsiai, žiūrėjau orus, didžiausi patys rekordas 74 km per valandą. Nu tai čia kiek čia, apie 16 metrų per sekundę. Tai čia Saremos saloj, o antroji vietoj pas mus. Vat būtent šitam iškišulį 68. O paskui žemynė mažiau žymiai. Nu, ne žemynė, o šitam salos gilumoj. A mes pačiam iškišulį. Tai va tokie. Pačiam centre, jokios užuovėjos, aplink. Nieko, aplink vanduo. Supa, mes čia, o jasau. Iš vakaro džiaugiamės čia pirmą zoną. O dabar prinima yra spišais. Ir dabar artėja rytas, 2 valandą dar taip tik tai protarpiais buvo judino. Vos mes tik nubūdome, o dabar pastoviai, o taip. Ir didėja, ir 8 ryto bus maksimumas. Va, visos žaliuzės juda, matosi. Visos žaliuzės. Prie durų ten šlapia. Bandai duris atidaryti neįmanoma. Duris atidaryti beveik neįmanoma, iš jėgos visos reikia atidarinėti, nes tiesiai mum iš šoną pučia pietų vėjas. Nu ką darysi? Laukime. Aš toliau bus, bet tu sakydai 8 stiprės viskas. 8 pas pikas bus. Pas pikas, čia pagal orų prognozę iki 70 pas mus bus metrų per sekundę, o salos gilumoj kažkur tai 40 tik tai, o pas mus 7. Iki 8 dingti. O ne metrų per sekundę, o kilometrų per valandą, tai čia bus beveik 20 metrų per sekundę. Dingti reikia. Ne, nežinau, nu kurgi dabar tamsu. Lauksim, bet jau 9-10 silpnės. Nusistums į šiaurę viskas. Ką darysi? Turistai. Atrakcijos, jo. Atrakcija. Gerai, laukiam. Įsijungsime vėliau, kokias žinias pasakysim. Kai bus šito truputį prašvis. Kaip prašvis. Įdomu, kas ten jūrai daros. Dabar durų neatidaryt, lietus varo tiesiog kampų į duris.
Mes kaip tik va šitą pusę, va, vėjo pusė. Jo, vėjo, va šitas šonas visas pilnai vėjas. Labai didelis būringumas. Reikėjo kitaip mašiną statyti, bet kas žinojo. Ir čia bus 2 paras. Interneto nebuvo. Jo, interneto nebuvo, gerai nesužinojom. 2 paras šiandien rekordas, o rytoj biški silpnesnis. Bet vėl kils čia vėjas, bet mes jau išvažiuosim į šiaurinę dalį salos, šiaurinė bus mažesnis. Oi. Tai va, o taip. Geriam vandenuką ir drebam. Eisim jūros prie bangų pažiūrėti. 7 ryto, be 5-7 ryto, šiandien mes neįsimiegojam. Vienu žodžiu. Miegojam gal tik tai porą valandų. Nuo 3 daugiausia gal nuo 11, ten nuo pusė 12 iki 2. Antrojo buvom nubudę ir pastojo dar kažkur gal pusvalandžio aš buvau už kimarinės. Man kaip judina. Man šitas vanduo stovi. Čia pakėlėm šildytuvą, įjungiam. Apsvilo galiukai. Karštas oras, kai eina. O, šiltas pučia. Geri vandenuką. Ne dar. Reikia truputį pradžiovinti namus, nes išpūtė vėjas. Drėgmė atsirado. Drėgmė atsirado čia, lyja kiekvieną dieną. Tai truputį nors 15-20 minučių padžiovinsim. Bus maloniau. Nu ir vėjas pučia. Nors laukia nešalta. Dabar šitą naktis šilta, beveik 17 laipsnių. Pati šilčiausia naktis, jau paskui vės kitos naktis. Rytoj jau 12 praneša. Jo, taip kad bemiegė naktis. O taip ir atostogaujam. Nu, bus ko prisiminti atostogom. Nu taip. Viskas. Nalim? Gražus paplūdimys, Va. bemiegė naktis. Jo, gražus paplūdimys, bemiegė naktis. Jo, vieną gauni, kitą prarandi. Ką daryti? Dabar valgysim, ką turim čia. Iš šaldytuvo neįsim. Šaldytuvas mašina šitą atjungia šaldytuvą, kadangi daug elektros ryja. Ir dujų labai daug. Ir dujų daug. Ten kažkas atsitiko, jis senas, gal jo tiesiog ar sugedo, ar remontavom, po tų remontų. Nu čia ne mes, meistrai remontavo. Po tų remontų dar daugiau pradėjo dujų imti. Ir vienu žodžiu, elektros tai daug įsima. Tai saulės mažai, kadangi tai mes, kas ten barškas, kažkas laukia. Toks garsas kaip Kaip metalas. skarda kažkokia. Gal ta. Nurovė ką nors ten jau, ten dotose tose. Nežinau. Atrodo, ten to kamino nebėra. Ką yra? Ir vienu žodžiu daug valgo, tai mes kitą šaldytuvą turime. Mašinoje tokie mažutį, automobilinį. Nu, pusė šito didelio šaldytuvo, pusė. Ten galima ir šaldytuvą padaryti šaldiklį, šaldyti. Iki -17 šaldo. Tai mes -5 pastatėm. Oi, -5 nusišneku šaldytuvį. +5 pastatėm ir laikom taip. Nueinam į mašiną. Dabar vėjas, tingimai. Per tokio vėją tai čia vos ant kojų laikaisi. Palauksim čia 9, aprims 9. Вот. Va čia pasitiek. Ого. Ого. Stiprėja. Kiek valandų? 7:12. Не 17. 13. Jo. Ten kažkokias skardas plėšo.
Kodėl vienas kartas daužas, tai nenuplėšė kažką jau? Ne pas mus, svarbu, kad neatskristų kokia skarda į mūsų pusę. Ten nėra jokių skardų, tik iš ten kažkas. Yra ten ženklas su tokia skarda. Kažkoks ženklas ten. Pas mus tai nėra. Vėjas po biškį rimsta jau, bet vis tiek žiūrėti negalima net. Ojej. Koks stiprus vėjas. Po pusryčių nutarėm dar pasivaikščioti truputį ir važiuosim po to toliau link šiaurės, salos šiaurės. Nutarėm praeiti šitą pusę, vakarą jam į priešingą, šiandien šitą pažiūrėti bangas. Neišpasakytas grožis. Oi. Oho, davė šitą stipriai. Neišpasakytas grožis bangelės. Na taip primečiau, jeigu toj vietoj, kur lūžta banga, įbristi ten iki kelių, nežinau, ir banga eina, nu, matosi, kad virš galvos būtų. Daugiau kaip 1,5 metro aukščio, va čia prie kranto. Tai ten gilumoj tikrai iki 3 metrų bangos gali būti. Nes orus pasižiūrėjau, šiaip netai pagavom internetą, kad čia visą savaitę vėjai bus iki nuo 40 iki 70 km/h vėjo greitis. Nežinau, ar keltai plauks. Būtent toj vietoj, kur lietus, nu gerai. Nedidelis lietutis. O ten švinta jau. O ten vėl ateina lietus. Iš ten ateina vėjas jo. Tai vat neaišku, keltai plauks. Nu, manau, plauks. Nes toj vietoj, kur keltai plaukia, vėl bus. Čia antradienį, trečiadienį labai stiprus vėjas. Bangavimai. Jeigu keltas plauks prie tokių bangų, ojojoj, pasups kaip reikiant. Nes aš vieną kartą teko man pakliūti į audrą tarp Danijos ir Lenkijos. Nieko sau, vos spėjom. Teko pakliūti, tai tik jauti kojas aukštyn kyla, 45 laipsnių kampų kažkur tai atsiguli lovoj kaip supa. Jo, bet gražu.
Tenai tolumoj 4 baltos net nuo jūros ten toliau eina. Toliau ten matys sekluma. Čia daugmaž prie pat. Nu ir ten jo, ten seklu matys. Greitai debesis slenka. Ten giedrėja. Ten vėl užeis debesis. Taip oras čia dažnai keičiasi. Kas prie jūros gyvena žino, labai dažnai, ypač salose. Čia gali būti užeis debesis, nulis ir vėl saulė. Ir taip 10 kartų per dieną. Ką mes gaudom? Estų internetą. Ir kaip sekasi? Prastai. Tai aš ne žvejybos diena. Kiek mes čia jau 3 dieną? Ir išvadas aš padariau, kad jie su internetu estai atsilikę nuo Lietuvos 20 metų. Žiauriai. Atsilikę iš vis. Pas mus toks internetas lėtas. Pas mus buvo atviras takas gal greitesnis. Nu jo. 90-ais. Ne 90-ais, 2000-aisiais. Kada prasidėjo, toks lėtas buvo. Bet čia iš vis. Nei kas atsidaro, nei ką. Gatvėj būna yra, už va to medžio užeini, nėra interneto iš vis. Cirkai. Ir vaidina estai, kad labai ten geriau už visus gyvena. Tokie patys, dar prasčiau. Estijos dalis Lašikas visas Kyma. Aha. Tai taip ir liko švedų kaimas, čia anksčiau sakė, žmonės gyveno, jie tarpusavį švediškai kalbėjo, čia viskas švediškai. Jo. Čia remonto darbai vyksta dabar. Tai vidus irgi uždaryta turbūt, jo? Vis tiek pasižiūrim, nueinam. Taip ir liko, bet čia bažnyčia. Šita reformata, ar kas jie tokie? Nežinau, čia kokia galas, bet nedaskaičiau. Ir palaidoti švedai gal, ar ne jau? Ne, jau čia šie laikai. Žiūrėk, Mykolas Laimutis Aleliūnas. Aleliūnienė, Taimi. Lietuviai. Taimi Aleliūnienė, tai jinai tai turbūt kokia tai estė, ar šitą švedė gal, a tam Mykolas Laimutis lietuvis, Aleliūnas. Nes vardas Taimi, lietuviškų tokių nėra. Žiūri į savo. Paulina. Aha. Bet čia tokia nieko ypatingo. Į vidų? Va mus atneša raktus įleis į vidų. Pažiūrėti. Čia buvo anksčiau švedų raštos bendruomenės namai. Jo? Paskui tik tapo. Kokia religija, tai aš negaliu pasakyti. Aha. Paprastai viskas, ne? Aha. Pas mus katalikų tai išpuošta. O čia taip paprastai. Medinės lubos. Grindys akmeninės. Žiūrėk, Vita. Paprasta žema tokia maldos namai. 1627, paskui 1800 Čia kažkokie. atkūrimo metai visi buvo. Aha, ir 899. Nu jo, liuteronai tokie.
Vargonai. Mašina padėti, kad minkščiau sėdėti. Ant čia turbūt pinigus aukai. Auka. Tokia paprasta jau. Jo, tas gal kur atrakino gal kunigas. Aš panašus, a? Čia Biblijos vietos. Ar kas čia? Psalmės. Ai, psalmės dainų. Psalmės. Nu, ką, einam. Jo, čia visur akmeninės. Išsaugota. Laiptukai viršų. Ai, čia tas, kur vargonai. Vargonai. Atrodo. Aha. Jo, einam tada. Atvažiavome į tokį muziejų, visokių daiktų. Rakandų čia Eifelio bokštas yra koks kopija. Ir vienu žodžiu nieko nėra, jokio žmogaus. Ir kaip čia įeiti, mokamas, bet nėra ką mokėti. Na, o, na žodžiu, palvim, lyg tai kiek, supratau, man Eifelio bokštas. Vienu žodžiu, mes neįeinam, nieko nėra. Nesuprantu čia. 3-4 eurai bilietas, o va čia estiškai parašyta, čia mes, bet vis tiek reikia, kad būtų kažkas, nu kaip tu eisi be juo, ne? Kur eit, ką apžiūrėti. Ir dar policija iškvies. Jo. Ne Lietuvoje, kad gali pasiaiškinti. Nu, važiuojam, nėra, mašinas stovi. Važiuojam po kažkokius tai miškus. Man Kivi labirint, akmens labirintas, akmenų labirintas, 100 metrų į čia. Ir tenai pasižiūrėti, ar čia kaip privažiuoti galima, ar čia pastatyti. Nei aikštelių, nei ženklų, va šitas vienintelis ir ieško kaip nori. Nu, ateis pasakys dabar. Ten gali galų įvažiuoti, tokia aikštelytė yra, toliau brūzgynai. A jeigu priekį aš įvažiuosiu? Neapsisuksi. Neapsisuksiu? Nu tai aš galų įvažiuosiu, čia pastatysiu. Mum pažiūrėjau žemėlapį, vis tiek reikės atgal grįžinėti. Čia viskas jūra, įsiremsim, niekur nėra išvažiavimo. Tai tada atgulom. Gerai. Stop! Stop! Tu langą bent atsidaryk. Kiek aš kaukt galiu. Tu į brūzgynus įvažiavai. Gerai, tiesiai. 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 Nu taip ar staugi pastoviai. Dešinėn. Reikia. O gal čia ir paliekam? Nu, gal ir paliekam. Biški ištiesink ją ir viskas.
ten grūstis gale. Eina šiek tiek su savo tais visais, aš matau. Einame, važiuojam į miestą, važiuojam ten prie, į pakrantę kažkokią tai, kur normalūs. Tai čia su tais akmenim nėra tų akmenų. Važiuojam į Kardlą, ne? Kerdla. Kardlą. Ten miestas normalus. Nu dar pirmą, dar ten pakeliui pro tokie iškišulį, ten kažkas bus gal. Galėsim O tada. čia irgi iškišulį mes kažkokie mažam, bet čia nieko nėra. Tie estai, kaip žinai, Zatarmožai. zatarmožnai tikrai nori uždirbti pinigų. Va, akmenukai, matai, va, a ir eini tarp jų. Ir tau labirintas. Labirintas atseit. Nežinau, nori uždirbti pinigų, jų nėra. Nėra pas ką bilietą nupirkti. Nu nesiverši jo, be bilieto ten nelysė, ne? Čia akmenys, pažiūrėt, labirintą. Nėra jokio labirinto. Čia kažkas tai buvę, bet... Nuversta. Na jau viskas, nėra to labirinto jokio, čia jau seniai. Tai Tas takelis čia veda, šitas čionai veda. Nesuprasi, kur eiti. 100 metrų nuo ženklo to, jo? Jo. Tai mes čia praėjom, jau čia 50 tikrai praėjom. Iki per aikštelę, paskui čia praėjom dar 50, tai jau 100 metrų. Ten takelis. Po to kažkur ten yra takelis. Kuriuo eiti? Nei ženklų. A, jie matyt nereikia turistų. Važiuojame. Ką rasim patys pasižiūrėsim ir tegul sėdi savo tam mėšlę be pinigų. Važiuojam geriau į pajūrį, kokią tai pakrantę, paplūdimį pavaikščiosim. Jo, Pabūsim prie jūros, ne? jo, būtent. Geriau pamiegot. Nu, nuo ženklo iki čia jau vos ne 100 metrų. Dizelis euras 29,9. O benzinas brangus jau. Už 100 metrų Kerdlos miesto stadionas. Pravažiavom visą miestą už čia. 300 metrų Nieko įdomaus. į dešinę. Privatus va tokie namai ir porą parduotuvių didelių Rimi ir dar kažkiek viskas. Važiuojam prie jūros kavos gerti. Gal ir labai važiuojam? Nu jo, Rimiai parduotuviai. Turim, ne? Užteks? Reikia maisto nusipirkti, išvažiavom, važiuosim į pajūrį. Eilinė parduotuvė kainos plius minus vienodas, gal biškį brangiau. Kažkas pigiau, kažkas brangiau. Bananai 99 centų. Kiaušiniai brangus. A, ne, yra O ir mes pas turim mus. kiaušinių. Euras 99. Euras Nu, 69 pigiai. Euras 69, net pigesni. Tai gal dar paimti, ne? Pas mus viena dėžutė. Dvi yra. Dvi? A, tai užteks. Nu, bet kažkas pigiau, kažkas brangiau. Tas pats. Kur ten paršai visi? Kaldos ką tik užvežė turbūt. Nu va, suradom aikštelę. Ir va, jūra. Prie pat. Nežinau, ten arčiau galima privažiuoti, pažiūrėsim. Jeigu galima, privažiuosim arčiau. Ką? Čia pragrydėriavo. Gal tas atvažiavo traktorius? Gal. Mes atrodo, mes ten stovim. Pasižiūrėkite. Kaip nuostabu. Kas dėjasi ryte ir kas dabar. Po kiek ten? 4 kažkur valandų. Praėjus 4 valandom. Nu, o ten aišku banguoja. Bet čia kita vieta. Čia mes už 30 kažkur kilometrų. Jo, nuvažiavę į šiaurę. Šiaurės, nu, šiaurės saloj. Tai va. Taip iš karto viskas, kai ten 2-3 metrų bangos, aš taip primečiau, matau, maždaug 2 metrai vien nuo prie kranto netoli buvo. 10 metrų nuo kranto buvo 2 metrų banga. O čia va 20 centimetrų. Kaip viskas pasikeitė. Vėjo nulis, nėra. Absoliučiai nėra vėjo. Važiuojam atgal į koputą. Ritmas. Pasilgo aš vėjo to. Man užteko šitos nakties. Jo, miegas įsimiegoja iš vis. Tu kurgi? 3 valandas pamiegoja gal. Užmygom 11:30. Nu, kažkur tai jo. 2 valandą jau nubudom nuo supimo namelio. Paskui buvom čiut gyvai, aš buvau prisnūdus. Ir vėl už pusvalandžio Už nubudom. pusvalandžio prasidėjo. Vis kuo arčiau rytas, tuo stiprins. Stiprintas namelis. Judėjo. Tai ką, parvažiuojam čia? Nu, galim, jo, galima. Gerai, aš laukiu tavęs. Kamera nepakrauta dar irgi gerai iki galo. Ant toks pliažas čia.
aikštelė. Mes einam takeliu pasivaikščioti. Takučių. Takučių. Tai vien šuniuką A, mūsų. jo. Suversta medžiai. Einam kažkokiais brūzgynais. Pėsčiųjų takas vadinasi. Čia nežinau, čia to pėsčių takas jau pavaldovai. Gal čia ne pėsčiųjų iš viso, taip. Jisai buvo dar iš pradžių platus, o dabar siaurėja ir va su tokiom, Nu, bet užtat pakrantė atsimeni kolkas. jo, kaip Latvijoje medžiai prikritę kolkų panašiai. Na, žodžiu, nežinau, kur čia, kas čia per pėsčiųjų takas, va taip ir einam. Net neįtikėtina, jūra rami kaip niekad. O ką tik ūžė, ohoho, kas dėjasi. Gyvena pasakyti, kad buvo šitokios bangos, sakys, kad tai normalu. Nu, sakys, nesveikiai, kur jūs jas matėte? Filmą gal prisižiūrėjote? Kas navo? Jeigu be video pasakyti nepatikėto, ne? Kaip toliau? O čia realiai tai buvo. Gerai, kad įrašas yra. Už tą šakanalus. Atsargiai. Aš nežinau, čia nepaslyk, žiūrėk, būna medžiai šlapis slidus labai. Nu, tai dar batus čia pasidėjau. Opa. Paslydau. Nežinau, atgal kažkaip reikės Kitaip. kitur eiti. O, Gal žiūrėk, jūrta kokia. ten gal. Einam pažiūrėti. Einam, ten ne jurta, ten vigvamas. Einam čia. Bigvam. Bigvam. Fig vam į fig nam. Kažkas tai pasodino pomidorus ir paliko. Žiūrėk, jie nesu nuoko, bet jie žaliai, bet yra. Oi, kas čia voratnikai. Nu va, kokia jurta, vigvamas koks. Ha. Ką tu ten vorą jau radai? Didelis? Pomidorai, žinai, čia blogai auga, saulės mažai gauna. Jiem reikia saulutės ir šilumos. Neriškiai buvo. Estijoje auga tos nendrės. Matėm visą pakrantę net jų. Iki pat vandens. Mes paskaičiavome, kad nuo ten, kur mes kažkur tai toli, oi velnės, net nesimato jau, iki ten apie 3,5 kilometro. Nu gal 3-4, gal ir daugiau, gal 4. Bet mes einam lėtai, kadangi tai mišku, tai per tas medžius lipom, tai mėšlas, va tas, nu, šitas žolės visas. Toliau vienas mėšlynas. Nu, ką daryti? Atgal grįšim turbūt kitų kelių per mišką, gal reikės arba asfaltų iš vis ten grįšim. Saulinė čia reikia. Plaukt per vandenį, va tiesiog bristi ir viskas. Jau, ką, gerai, saulinė. Nu. Sulyginam paplūdimį Estijos su Lietuvos. Smarvė ne tas žodis. Nuo šitų visų augalų. Fu. Jau dumbulų. Ir padangos va ten traktorinės. Ir mazuto matėm, nu vanduo toks kaip Jau, jau. benzino kokio. Ir viena žodžiu va šitas žolės. Šitas mėšlas visas. Ojei. Katastrofa. Pušis storumo. Dviese neapėmėm. 20 cm pritrūko gal. Oho. Ten dratva dar įaugusi tą pušelę varčią. Ką darysi? Nieko savo. Stambiai tokie. Mes gyvūnų takais, kaip sakant, kiškių takais einam. Ten pajūriu jau blogai eiti, nu, mėšlas tas žolės iš vis. Tai čia biškai liko keli šimtai metrų paeiti. Tokių visai miškų. Su tokiom, su kliūtim. Tu žiūrėk atsargiai, neįgriuk. Ai, čia metalinis, aš galvoju, čia medinis, kad supuvęs nebūtų. Žiūrėk, nepaslyst. Nes čia negilu, bet visa šlapė bus. Jo. Tikrai negyvūnai vaikšto. O toliau? A toliau kairiau biškį. Eina, o čia kokios žolės. Nu, einam, o ką daryti? Čokolin. Obu. Kai čia medis nuvirsis, atsargiai. Va, eina, takas yra. Eina, kažkas žmonės vaikšto. Gal žmonės, gal gyvuliai vaikšto, aš nežinau, kas čia vaikšto. Gyvūnai, ne gyvuliai. Gal briedžiai kokie. A, briedžiai to tiltų neina, jie per upę. Per. Jo.
Pradvynuoti. Nu va, koksai apleistas miškas. Eglynas ir pušynai vieni. Dar porą berželių matau yra. Tai sako, kokie. Nu einam, va čia yra kažkur. Ką ten tas laivas? Aha, reidė jo. Pagaliau mes atėjom į šitą molą. Oi, velnias, kiek pavargom. Gal 5 kilometrai panašiai. Nu dar atgal grįšim, paskaičiuosim. Atgal dar baigėm jau keliu eiti normaliau. Ten brūzginai prasidėjo praeitnyje. Upeliai visokie, Nu. grioviai. O čia apleistas turbūt molas, žolės auga jau, jokių jachtų nėra, nieks nesišvartuoja. Tik va, pora žvejų žvejoja. Ir viskas. Ir viskas griūna taip pat kaip ir Lietuvoj. Priėjom iki galo, čia švyturys, mažutis toks. A, ten studinė elektra, kopė čia stikiškis. Ai, čia vita takelis yra, tarp žolių veda. Nu ir viskas, vienu žodžiu, viskas apleista. Nu ir va, ėjom čia vėjas. Va, Vitos plaukai plevėsuoja, vėjas. O ten visai vėja nėra. Ramu, kaip atrodo štilius. A čia va, vėjas tikrai pučia. Nu kažkur tai nežinau. Nu 10 metrų per sekundę tikrai. Į vakarą vėl jisai kyla. Ir naktį žiūrėjom orus, naktį vėl toj vietoj iškišuly ir ten dar vienoje vietoje rytinėje daly vėl bus iki 65, o rytoj irgi iki 70 km per valandą. O salos vidury toksai nedidelis. Tai va, einam atgal turbūt. Vėl pakartrošim. Jo, reikia užsiekti kilometrus, pažiūrėti, nustatysim maršrutą. Dabar nustatysim maršrutą ir eisim atgal. A mes visai einam. Taip pradėjome į dar ne visi. Gal kilometrą nuėjom. Einam, nu dabar žymiai lengviau ir žymiai greičiau. Jeigu į priekį ėjom, turbūt, nu nežinau, ten, gal porą valandų, jo? Jo, jau. Nu mes ten biškį fotografavomės, ten 2 kilometrai. internete žiūrėjom, kaip tik atsirado ten internetas, tai dabar jau greičiau einam. Per valandą aš manau, kad mes pareisim. Vėjas jau va, jis dabar čia jaučiasi toks stiprėjantis. Nu, nestiprus, bet jis toks stiprėjantis jau. Pavargome, vienu žodžiu, nusikalėm kaip šunys. Atgal mes matavom 4 km 200 metrų. Pirmin turbūt daugiau buvo, nes per brūzgynus ėjom ten vingiais. Nu tai bendroje sumoje kiek ten, 4,5, 9 km. 9 km plus ryte gal ten pavaikščiom kažkiek tai buvo, nu gal 12 per dieną padarė. Dar nemiegoja visą naktį, 3 valandas per parą. Tai va, košmaras dabar. Bet gerai, pasportavom. Dabar nežinau ką, palisėsim, arbatą pagersim, gal prie jūros čia pasėdėsim. Dar tik 6 valandos. Ilsimės, niekur nevažiuojam, niekur neinam daugiau. Viskas.